visi, mes esame Vilnius Outlet ir atvykome į tarptautinę kačių parodą. Aš pati nelabai ką šnekėsiu, manau, viską pamatysite patys, kai parodysiu tiesiog daug kačių. Atsitraukiu, nes realiai visas veiksmas vyksta čia. Biški daug žmonių ir kartais norisi prieiti prie kačiuko ar kačiukų ir juos pažiūrėti, bet tiesiog neišeina, nes tiesiog žmonės aplipę kačiukais ir negali net nufilmuoti arba pažiūrėti, koks ten kačiukas. Tikiuosi, kačiukai visi patiko, kurias matėt. Neparodžiu gal visų. Bet dabar norėčiau kalbėti apie kitus dalykus, tai yra artėja šventės, artėja kalėdos ir labai norėčiau pasiūlyti, prisiminti savo draugus, artimus žmonės ir įteikti nors ir simbolinę ar mažą dovanėlę kiekvienam iš savo artimų žmonių. Ta padariau ir aš, todėl keletą akimirkų iš mano tos kalėdinės dvasios pamatysite jau netrukus. Dovanėlė, turim tapkės rožinės ir žinot, ką turim? Turim Godą. Va, tai va, Goda, noriu tave pasveikinti su gimtadieniu ir plus čia kalėdom, čia spausinam kažkyrą, jie tau nespausinam, gerai. Tai va, sveikinu labai. Ačiū labai. Va, Goda dabar laiminga su dovanyte. Tai va, turiu tokią dovanytę ir ji šiandienai priklauso Loretai. Sveikinu tave su artėjančiam šventėm. Loreta laiminga? Va. Pakuot nemokėjau. Nieko tokio. Aš irgi pakuot nemokėjau. Tu palygink mūsų dovaną. Viena didesnė. Va, sveikinu tave su artėjančiam šventėm. Labai simboliškai. Čia aš irgi sveikinu.
pasveikinsim draugės, atiduosim dovanytę. Jie jau ateina. Ir tuoj mes ją pamatysim ir va įteiksim dovaną. Jau šypsosi man. Wow! Va, noriu pasveikinti su artėjančiam šventėm tave. Ačiū. Aš irgi tave noriu pasveikinti. Ir man turi dovanų, aš neprašiau. Ar čia Kalėdų senelis taip sakė daryti? Taip, liepė. Labai ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Va, čia bus Laurai dovana. Ir kadangi va, Laura čia stovi laukia, tai noriu iškart pasveikinti su artėjančiam šventėm tave. Ačiū labai. Ar Laura laiminga? Aš tau. Vėl turiu dovanyčių, kurias noriu teikti Eimantį su Luku. Eimantį ir Lukui. Ir Lukui ir Eimantį. Tai va, Lukui, žinok, mažesnė tau. Ai, tas pupiriukas? Jo, tas pupiriukas tau. O dėžė Eimantį. Ar laimingi esat? Esu vietoje, kur retai, arba tikriau niekada nesu buvus, tai yra veganiškoji kavinukiai, kur beveik viskas veganiška, aš ne veganė. Bet draugė tempė mane į tą liūną po biškelį. Bet šiandien ne apie tai, šiandien turiu dovanėlę, kurią norėčiau teikti mano draugiai. Mano draugė nelabai mėgsta kamerų, tai jos matysite biški šlaunies, biški rankos, truputį to, truputį no, bet, žodžiu, pati esmė yra padovanoti draugams džiaugsmą. Šią dovanėlę tavo draugiai. Va, prašau. Nerodysim kostiumyrų, ten slapti. O, ir draugė man turi dovanų. Ačiū. Draugė tikriausiai laiminga, ji gali pamojuoti va jum. Ir ačiū. Šiandien atvykau dar įteikti vienos dovanėlės, kurią turiu va čia va. Ir šiandien šitą dovanėlę keliauja Evelinai. Evelina, sveikinu tave su atėjančiam šventėm ir tikiuosi, kad praleisi jas šventiškai, laimingai. Mėriška. Laiminga, Evelina. Žiauriai fainai. Tai va, atvykau prie parašyk laišką senjorui. Turiu 3 laiškelius, kurie keliaus senjorams, vienišiems, tai noriu juos įdėti, kad tikrai neapgalvau, o blem, labai jų daug čia. Smagu, kad va, kiek daug. Ir labai smagu, kad žmonės dalyvauja tokiuose dalykuose ir pradžiugina ne tik artimus arba draugus, bet ir senus, vienišus, senelius, močiutes ir tiesiog senjorus. Tai va, prisidėkite ir jūs, jeigu tai galite, kiekvienais metais vyksta ši akcija. Nebūkite bejėgi, pradžiuginkite ir kitus. Tai va, įdėjau laiškutį, galima eiti toliau. Matėt, kad pasveikinau draugus, tai noriu pasveikinti ir jūs su artėjančiam šventėm, tai yra Kalėdom ir Naujaisiais metais. Linkiu siekti svajonių, svajoti ir tai bandyti gyvendinti. O svarbiausia, nepamirškite to šventinės dvasios, nepamirškite savo artimųjų draugų, nes kitu atveju šios šventės, Kalėdos, Nauji metai praranda savo prasmę. Tai su artėjančiam šventėm. Living in a fantasy.